Ar dar prisimeni, kuo svajojai tapti vaikystėje? Astronautu? Kaubojumi? Jie tik silpniesiems. Tikroji kova jau netrukus užvirs dėl prezidento kėdės. Dėmesio, Valdas Adamkus renkasi savo įpėdinį ir juo gali tapti toli gražu ne kiekvienas. Su prezidentas baigęs Čikagas lituanistų mokyklą. Jo, o paskui jau sekretūrė su savo popieriukas, kom pasirašyti, kom patvirtinti. Aukštenybė arba prakilnybė? Kreiptumėtės į poną Adamkų mandagiai. Jūsų šventenybė. Ir turėdamas galvoj, ir žinodamas kandidatus, aš pasirinkau, reiškia, geriausią. 13 dalyvių ir tik vienas nugalėtojas. Talentai neatsiranda staiga, jie išauga. Kam pavyks įrodyti savo retorikos, logikos, greito ir konstruktyvaus mąstymo gebėjimus, to laukia darbo vieta prezidentūroje. Kvapą gniaužianti kova golfo ir teniso aikštynuose, viešos kalbos, greitų sprendimų priėmimas bei penkiakovės rungtis. Visa tai veiks tik geriausias. Sveikindamas mūsų šią iniciatyvą, norėčiau palinkėti, kad Lietuvoje turėtume dar daugiau talentingų, daug pasiekusių žmonių. 3 komisijos nariai, savo sričių specialistai padės prezidentui priimti geriausią sprendimą. Kiekvieną savaitę žaidimą paliks silpniausias dalyvis, kol liks tik vienas. Aš tikiu, kad šiandieną bus išrinktas prezidentas. Prezidento mokinys. Atkakli kova dėl garbingiausio visų laikų posto jau netrukus per Svajonių televiziją.